Gerai, čia kažkaip pradžioj sakau bet visiškai iš niekur, nes pamiršau įdėti pradžią, nes nepadariau jaučia ar kažkas tokio. Pamiršau padaryti intro kažkokį. Šiaip apskritai dar paėmus labai šitas nekoks blogas visai vid. Bet kalbėsiu apie daug svarbesnį žmogų. Unikumą. Lietuvoje aš net nežinau, su kuo ką man prilyginti. Kažkas panašaus į Prometėją, jeigu jisai būtų šeimų maršo dalyvis. Arba Sizifas, jeigu akmuo būtų gėdos darimasis internete. Kas čia? Tai čia yra Vanda Darjina. Jeigu kažkas ją ir žino, tai greičiausiai iš tos ištraukos, kur jinai siūlo gerti šlapimą, vaikų šlapimą. Nu tai va, ko reikia gydytis dabar? Myžalus gerti tom ir gydytis. Myžalus, galim vaikų myžalus. Arba jeigu kažkuris yra iš jūsų pilnai nesveikas, tai atpažins ją iš 2017 metų Lietuvos ekstrasensų mūšio. Ji ten nugalėjo. Po savo diržu jinai ten daug titulų turi. Paleisiu dabar vieną iš jos interviu, kurį ji pati yra jau ištrynus iš savo pagrindinio kanalo. Įdomu, kodėl. Myžalus gerti tom ir gydytis. Myžalus, galim vaikų myžalus 2 metų berniukų gerti. Berniukų 2 metų myžalai labai viską išvalo. Mergaičių ne taip, nes daug yra tų visokių priemaišų pas mergaitės, o pas berniukų švarus. Ir maukim. 2 metų myžalai. Vanda renkasi, 2-3 metų berniukų šlapimą, kaip ji pati sakė. Man įdomu, kaip jinai atrinko, kad būtent šis geriausias. Gal jį gali atskirti kaip kokį Pepsi nuo kolos, ten kur jinai taip paragauja. Ne, čia bus 6 metų. Čia, pala. O jo, 6 metų. Pasidėkime kokių skanėstų ten įsidėkim, kad šlykštų nebūtų. Su skanėstais. Ir Vanda nelabai padeda savo situacijai, vartodama tokius žodžius kaip iščiulpkim. Atsiprašau. Greitai iščiulpkim ir va taip gyvenkime. Jau tikrai čia galėjau parinkti kokį geresnį žodį. Čia jau nekaip. Gal kai kurie iš jūsų ir nelabai dabar pasitikit Vanda. Nelabai tikite šituo gydymo metodu specialistės Vandos. Bet klausykit. Vanda, jie ir savo sūnus, kaip teigia, tik myžalais girdėdavo. Jinai taip pati sako. Aš savo vaikus ir Tomuką ir tą sūnų tik myžalais girdėdavau. Viduriuoja, nueinu ąžuolo žievės privarau, sumakt sugeria. Šiaip tikiuosi, kad duoda var paprasto vandens. Vanda. Jau. Kurios tie vaikai vasarą grįžta iš kiemo, ten žaidė su draugais krepšinę ir jie atneša tą geltoną pilną stiklinę šlapimą su ta tokia citrina dar ant stiklinės uždėta. Gerai, okei, čia gal biški keista, bet man buvo įdomu sužinot, kas yra tie vargšai vaikai. Aš savo vaikus ir Tomuką ir tą. Kurie greičiausiai spėju, kad geria savo šlapimą, tai aš juos susiradau, bet nusprendžiau, kad jaučiu būtų negražu čia juos rodyti. Gal ir negalima, nežinau, bet nerodysiu. Bet ką galiu pasakyti, tai kad nėra taip sunku juos rasti. Vandos Facebooko draugai, jie vieši yra. Nežinau, Vanda, padaryk privačiai tos draugus savo gal. Ir labai greitai Vanda po šitų myžalų gerimų pereina į sąmokslo teorijas. Ten apie visokias visatų karus, roplius žmogaus kūne, reptoidus tos, kaip Markas. Tai ataugs? Čia Dievui jau geriau žinoti, kaip bus, bet ne mum ir ne tiems triežam iš kažkur, iš mėnulio kažkokio čia atklydusiems tiems, kaip jie vadinasi, tie ropliai, kaip jie su figūra žmogaus, o snukiai gyvatės, driežo, o tokiais mordom. Ai, tai jie įsikraustys tada į savo planetą. Ten jie visi naikinami bus, nes ten ir kosmose kova vyks didelė. Blogiečių niekur negalės likti jau. Visai. Taip. Ir komentaruose žmonės nelabai supranta, ar čia jinai rimtai kalba, ar čia kažkaip labai stipriai iš konteksto išimta ištrauka. Daugiau pasidomėjau. Dabar galiu pasakyti, kad Vanda nejuokauja. Čia rimtai labai. Tarkim, dar vienas komentaras. Kaip tas vyras klausimus uždavinėja ramių tonų. Tai taip yra, nes jis irgi pilnai tom tiki. Aš beveik garantuotas. Ten klausimus užduoda Kazimieras Juraitis. Ar girdėjot gyvenime kada knarkiant gaidį?
Ne veltui pas tave pradėjo knarkti raudonasis, tai yra red gaidys. Mat, dabar ne tik Lietuva, bet ir visą pasaulio visuomenę apstoja demonai. Gaidžio kultas. Amen. Taip aš sužinau, kad Vanda dar yra ir viena iš šeimų maršo gaujos atstovų, kas nežinau ar ką labai stebino. Aš jaučiu, jie vėliau suprato, kad čia nėra labai geras įvaizdis jiems, kurie ten tokie būna uogiai, jie ten blogis yra, iš pragaro demonai, keistuoliai. Ir tada savo komandos pusėje turi močiutę, kuri mėgėjiškai geria 2-3 metų berniukų šlapimą. Ir dar skatina kitus gerti jį. Ir čia beje ne vienintelis skandalingas dalykas, į kurį jie yra įsivėlus. Tarkim, šį mėnesį išėjo toks El Ryto straipsnis, vaizdas televizijoje sukėlė pykčio bangą, išgarsėjusi siūlymais gerti. Čia aš dabar pacituosiu iš straipsnio Vanda. Aš tuoj dabar apsižvalgysiu, kas pas jūs per dalykai. Aišku, nežiūrėsiu nuo ko, aš žiūrėsiu viską nuo psichologijos. Aš ją sustiprinsiu, kad jai šiandien viltis būtų, nes ji jau tokia beviltiška. Ei, Vanda. Jau, gal dabar gražioji po valandos biški kažkaip geriau bus. Nu jo, supratot, Vanda nesveika. Tai jinai tenai visą tai kalbėjo laikydama žvakę, o vėliau su jos liepsna susišildė ranką ir dėjo tai moteriai ant kaktos vežimėlyje. Aš biški ją sustiprinsiu ateis. Sustiprinkit. Jo, dar aš, kad tai šiandien viltis būtų, buvo jinai yra tokia beviltiška jau dabar. Gražioji. Po 2 valandos biški kažkaip geriau bus. Neskubėkime, tuoj aš. Nu, blemba, aš tikrai netikiu, kad pati Vanda galvoja, kad po valandos bus geriau. Nebus. Tu tiesiog pastovėjai su žvakė ir patrynį jos kaktą.